alų biškį, da. Tūkdavo. Gerai, aha, gerai. Padėjau tau dėkui, Jėzau, kaip gerai. Ko aš vieną būčiau padarius šitą kaip grūvų sutvarkėm. Žiūrėk, Jani, tu biškį va veidų. Jani, ar girdi? Veidų, ar tu nusibrozdinai dabar ar anksčiau čia tau? Taigi jau antrą savaitę tas veidas nubrozdintas, kaip praeitoj savaitėj teatre buvau, nu. Nu, a tai kasgi buvo, tai grįžtant banditai užpuola, gal? Ne banditai, Genut, ne banditai, labai naturalistinis spektaklis buvo, nu, pavadinimas spektaklio, kaip nugalabyti senutę, supranti? Kai tik tai vienas veikėjas pasako žodžius, šitoj viskas pradės griūt ir prasidėjo, griūna lūbas. Dulkių debesiai virsta, visi rėkia, oi. Jani, girdi, jaučiu, žinau. Čia bus ką gera, sodra su sakymu. Dabar pensijam neturi pinigų išmokėti. Tai vat ir užsakinėja visokias akcijas, ha? Janiai. Gerai, stok. Atsargiai nenuverskit. Na va, išlydėjau, kažiukų išvažiavo. Nuklausiaugi apie teatrus kalbat, koncertus. Aha. Žinai, pagalvojau eidama, kad mum pabūtės būtų geriausia eiti mūsų bendramžių atlikėjų koncertų. Supranti, tokių, pavyzdžiui, kaip Kazlauskų, Lemana, Butkutės, va. Žinot, kokia daina man labiausiai patinka? Gimiau nei per anksti, nei per vėlai, gimiau pačiu laiku. Eik, nustok, Zoja, stok. Nebe tas laikas, man atrodo, jau mums viskas per vėlai. Tai jūs kaip jūs nežinau, bet aš, va, moterytės, tai visų gyvenimų jaučiuos kaip 17-likinė. Aigi 7-likinė atsirado pacankė. Žinai, aš tau Janit pasakysiu trumpai, drautai. Politikan ir dar kartų politikan. Ait nei kadu ne per vėlu, va. Zoja, taigi, kad rinkimai taigi jau pasibaigė. Ai, kai pasibaigė rinkimai, babelas, tada prasideda tikroji politika. Oi, iš mandrumo jau net lūpas atvėrė. Gerai sako, va, matai, va, tada jau tikrai atsiranda visokių postų, postelių, šiltų vietų, visokiausių. Taip, suprantat, reikia geriausia nusimanyt pirmoj vietoj muzikai, va. Nu, Jėzu, kad užgėdoja. Tai kasgi, kad tavo numylėtinis nusimano, toj muzikai puikiausia. A kas iš to, jiekia šiltas vietas Jokia postą. Na jau man aš nesakykit. Vis tiek jis amžinas lyderis. Arba pozicijas, arba apozicijas. Ką irgi garbingas postas. Matot, moterytės groti, dainuoti tai yra labai gerai, bet dar dabartiniam padėjėjam reikia mokėti ir lenkiškai, va. Pala. Tai tu čia piešitų dabar, kur prie mūsų paksą prasitrynė, šitagi iš dainininkė, iš kvartetą, šitagi, kur dainuodavo 2 žvaigždės ir 2 mėnuliai. Taip. Aš šitą tai va viską puikiai suprantu, bet tik vieną dalyką va niekaip nesuprantu. Kam dabar šitam paksui reikėjo šitas moters dainininkės, iki nieko apie lėktuvus nesupranta. Va, suprasčiau, jeigu būtų iš Amerikos čia Preckų pasikvietęs, o tai tas tai nors uždainuoja. Reikėjo berniuką. Žinot, ko pasakysiu, šitam reikėjo jum pasimt, tai labai jūs gerai suprantat, va. A kągi? Na. A gal mes tiktumėm, pavyzdžiui, šakėjam premjerui. Dainininkė jau turi, a va 2 šakėjas. Atsimeni, Zoja, klausyk, taigi pabulvekose pas Pranutį, kaip davė va šito lesbinkų. Kokių lesbinkų, lesginkų? Genutė, taigi šokėjas turi būti gražias, tu pažiūrėkit savį. Ir savi. A gal aš savo vidum gražėsiu, a? Bet išorę tau paltų reiktų senai keisti. Patiom savo mėsinį A pasižiūrėti. kągi geras. Palauk, nu, bet taigi kaipgi tu savo dabar vidinį jau grožį parodysi, nu tai ką, išversi kaip marškinius savo sijonų nusimausi. Ai, eikto, jei Janit nieko nereiškia, na ne pirmų kartų, kaip saka, ne vienu kartu. Keitė, vertė. Nu, velniai rautų, klausyk. Va, ir vėl anukas ant autobusą pavėlavo. Ašilai, sakiau, kad tai. Va. A tu ką stovi? Irgi eik tvarkyk, anūko ar ko aš einu šerti. Palauk, taigi atsiku tu žertis, kai gyvulių nebeturi, nu. Antanas, nevalgys nuo pat 3. Taigi palauk, žadėjai atsilygint, nu.